ką. Labdien, šiandien pirmadien, sveiki, užžemėti kanalą, būna paspauskėt like, subscribe, padarykit, parašykit komentarą ir likėt įsijungi, nes šiandien bus veiksma, aš tikrą prižadu, nes teikit darbų priplanaut, tai turėtumėm pajudėti stipriai su gyvuliukų varimas. Rytoj lėksam į Klaipėdą, atvežiaus užklejaus grafikas, žodžiu, vežiuosam gyvulskio veiksmą, visų į darbą, darbiški. Ir vartytovų remontą bus, nu bent jau nuvešam detalį ir gal grėbliaus remontą. Nu bet čia dabar reikės naktį dirbti šį savaitę, nes savaitgalį pailsėjau, savaitgalį leidom turiningą, sudėjimą intvarėm, pralikėm, biškį kišilalis movėm su keturačiu, nu ne biškį, visai normaliai vežiavom. Tai suvežiavom visus kilometrus, dar net ir virš, tai reikia daryti jau techninį aptarnavimą keturačių ir imti ributų užšalien. Tai žodžiu, N reikalų šį savaitę judėsam stipriai ir reikia visko pasidaryti iki savaitgaliaus. Nu, reikės ir savaitgalį dirbti čia, šeštadienis reiks suplanuotis darbingus, o šiandien pagrindis ir dabar apsišaru. Įvežiausiam parsivežti gyvulinis priekabs, nusivešam, na dar reikia išsikrauti rulons iš priekabs, nuvežti dėdė priekabą, nes ant sabau saikskam ant šiaudų pakraus gal, arba pats pasikraus, nesvarbu, bet esmė tai, kad vešamės priekabą, vešamės vartytovų detalį tvarkymų, pakeliu užvešam meistrelių, nu ir parsivešam gyvulinį, tai pradėsam judinti gyvulis, gal šiandien pavyks jau kažko pasidaryti. Biškėlisiu gyvuliukas daugiau. Apveizėt bandytus, ko neįveik. Kur tu prapulė? Biš pasiklyda. Varyk. Ei. Nu čia jau geriau bus. Nuvežam. Matysam apseims tvarkyti vartytovų ton detalę, ne? Nu būtum gerai, kad apsiimtum, nes nežinau daugiau variantų. Na, aišku, atsirast, kas sutvarkyt, manau. Nuveš vartytovų ton detalį, paskiau das skolotų ar tinkliok. Nuvešu ir priekabs temp. Gal dydį pakraus šiaudų. Gal pakraus šiaudų, o aš tu tarp pasiskolinsiu gyvulinį priekabą. Tai vakar susimečiau maršrutą ten link Šilalės ten variau ir tokias žvyrkelės visokias, irgi kaip čia tokias kelias, kur nieks nevežiau. Tai daug visokių ūkių pravažiavau, tai gražių tų ūkių visokių, technikas naujos. Žmonės prisipirkė, žodžiu, darbaujas rimta, gražus lauką labai. Tai ir nemaža datų visai fermikių, tai vien, tai kita, tai pieno ūkį pravažiavo, tai paskiau mėsinių, visokių gyvuliukų buvo. Žodžiu, gražiai smagiai viskas juda. Tai čia šitą gazovį lauką gražiai išdirbti. Matos, kad žmonės vis daugiau į tas technologijas investuoja, į savo darbą. Nu, nepasakyčiau, kad tas kaims ant samiršt. Gal mažėtų trobų skaičias, bet ūkiai stikaniai tvarkos. Po biškėlį viskas. Dėliojas, tokius ūkius, aiškiai, dar veit atsiranda. Tai gali dirbti žmonėsiai, technika gerėja, nauja, našumą didėja, patogumą didėja irgi.
Tai perspektyva, gal rytoj kaimą gali varyti, gyventi, kur ūkis kažkoks didelis, žiūrėti darbą, tai savo gyventi. Gerai mūvari ir dirbi su technika. Manau, visai normaliai, tik turi kaimą mėgti kaip žmogus, bet čia faina. A čia faina kaim gyventi. Tai va, tokį dalyką, taip galvoju, pravažiavau, pasižmogėjau, pasižvalgiau, važiaudams, taip pasidžiaugiau. O dabar varau šitas, linguoju po biškį tokias, laukas plačias. Čia niek nesutinkas, važiuoju, atrodo, nėra negyvos dvasios. Vos spėju Auskars traukti iš vieną atsivėd, kitą atsivėd. Dabar ir pasidėt su Auskariuks. Surašiau, sužymės su dabar. Suregistraus, tai žodžiu, atsivėda vieną šarolę. Šarolė teličait, antrą verškarių. Nu, bet tik mažda teličiak. Nu, bet viskas tvarko, atrodo gražiai žindas. Tai vis gerai ir varau užregistraus. Suseks Auskariukus. Kita prieš tai, kur buvau vedusi, ta mažykė da neseksu, ryt po ryt suseksu. Koks Auskaras esu atnurojus, tai žodžiu vysūkininką paėdės pas man 700 Auskara numeris ir 700 ir skaičius eina. Tai turiu net su 7 visus. Ne vis, tiesiog gal 7. Tai laimingi numeriai. Tikėkimės, kad tu maiš suseksiu į ne vienis gyvulis nekris. Tai čia turiu, nežinau, kitų numerių 50 ar 100, gal 100, nežinau. Tai va. Tai ką pirmės užsakom numerius, tai kažkui gaunam depozon, tarkim, pasiemam 100 numerių, tai gaunam tokį 100 kaip valstybin mašins numeriukų kiekvienam gyvuliu. Ir kaip registruojam, gimėm, įvedam numeriok ir tas gyvūnas prisiskiria nam numeris, jans nešionom vis savo likus gyvenimą to numerį, iki kol nunešioja, iki savo mirties arba iki skirdėm. Tai tai numeriuką, jeigu, pavyzdžiui, gimst pas manis ūkį, tai aš ir seku savo numeriukus. Jeigu pas mamis gimst, tad mam segam numeriukus. Jeigu pas kaimyn gimst, tad kaimyn sega savo numeriukus. Tai taip ir sekliaujam, registruojam, taip lengviau susiekti gyvūnus ir palei judėjim galiam paskiau atrasti iš ūkiaus, kur į gyvūną. Nu čia taip. Tarp kitko, kas nežinojot, kaip tie numerį veikia. Tai gaunam numerių eilį suskaičias ir segam. Negaunam, o perkam. Pip, 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 pip. Gladiatorius sen. Rugės sulikiaušęs. Bump. Ir užauga. Tai reikėtų pjauti. Nu, kiek savaitmus atpjaus jau. Vikėda pastips, da čia kažkokiu pikdžiuliu priauga. Čia iš viso atrodo kaip svedris kažkokios priauga. Tai ir gal nusipjaus. Da biš paugins tas rugis. Nes tiesiog bus taip, kad nespės aš susiruošti. Ne tai, kad nelaiks, bet laiks jau galėtų dabar pjauti. Manau, šią savaitę tikra. Bet reiks suspėti. Tai turėjau persikelti buliukam tvorą, pasididinti anu aptvarą, parleisti telyčių sienų pois, kur tur būti. Ir galėsiu įsimest kilimukų, reik ten biškį grinis palūžus tą prie kabelę. Įsimest kilimukų, kakų jis neįkėšt karvį. Parsivežti telyčius reikėtų.
toks piktas dabar. Nu, žodžiu, kur pasistumėjau šiandien, tai pasistumėjau nuomas, žemės nuomas, persiregistravom, tai važiavau į Klaipėdą, nes ten tas žmogus gyven, turėjo originalų žemės planus, važiavom, registravom, susitvarkėm, po to dar su vienu ūkininku susitikau, biškai apsikeitėm planas dėl ganimų. Tai o, šiandien reik man žiauriai daug pajudėti, nežinau, kaip čia man pasiseks, dar 2 valandą, dabar reikia įdarbuotis, šertis, aišku, apsėjus gyvulius, apsižiūrės. Ir tad papildomų veiklų reikia daryti kažko, nes laiks labai spauda. Nu jau ir minčių apie šimpjūtis pradžią. Reikės pasileisti presą, gal net šį savaitę pasitestuoti, žiūrėsim, kaip čia bus, kaip čia seksas, bet su gyvulės dar turiu pasibaigti. Tai jau pasiruošiau, čia prie kabelvės prisikabinau. Tai bereikal kabinaus, galvoju, tepalą sakau keisti. Bet sai keisti ir tai naują tepalą. Galėjau randičiui palikti. Skalau gal nupirkti, tiesiog nieks nebuvo keisti, bet gerti tepalai. Tai nežinau, pažiūrės, jeigu sunkia vežti bus, kabins ant didžiųjų traktoriaus, bereikal persikabinau. Tai čia reikia atsivaryti tvoras, susitverti, į tus nuvežti liūdus, su kukurūzas iškratyti, varyti tus gyvulius. Tas teličelis į bakūžę, tada valys mėšlą, čia ilgai nubūdė storą įtų mėšlą. Truka, teikti. Belė kokį vyją, tai išsivežėm tas telyčius ten, perkelėm į bakūžę, nors dabar ten gera bus, geras sąlygas. Nu, bet čia buvo gera. Kukurūza iki suots, geriausias pašara, jį pasipenėjus tikrai nebloga. Tai gal, kad tai gyvulių kainsa krent, aš pats nežinau, nesekiau, bet pažįstam kalbinau, tai sai krent kains. Tai kiek užauginsam, teik per užpakalį šias. Tai žodžiu neger ant to aspektą, bet ko darys toks įtas verslas, rizikuoju banda, nu ir reikia pirjau. Tai nežinau, reikės vizičių, kad parduoti, pasidomėtų kainą, gal palauk dar kokį porą savaičių, žiūrėti, jeigu toliau kris parduoti, tai patepiau, nei ger neišpieši. Tai čia paskutiniam dienom nekreikiau, persimintas mėšlas gera. Reikia patraukti ėdžią, kabin mėšlą. Tos žolės, kur pasėjau, tai dyksti jau superanos. Tuikšta jau svedris ir tai labai gera. Jeigu net į vėją išves, čia būtų pasak. Bet dabar vėjas pūt, biški garint, bet praniška vėl bus lietaus, tai laukam to lietaus. Tai jau žodžiu tvarkaus, valaus šitus mėšlus, tongardą. Čia išsivalys, išsikreiks, atskirsam. Mutinins parvešam, suveršęs uždarysam čia ir aptversam manim vis ganyklą 2,5 hektarų baigčiai. Ir galės timbalų tenį suveršęs tuos karius. Po to, ką atsivės vis sujungsam vis grupę, eisam ten už kanalą, tokį ir didelį ganyklą. Tai o, ir kur paganyti, jau žodžiu viskas yra, ganim plan sudėliuots vasarą. Tai karius saveršėlės eisi lauks, tai gyvuliuką niekur nebeis jau, kur penim bus bakūžė ir į bandugardį. Pats savo pasakiau, kai iki 8, sakau, darbuosiu šiandien, tai va, kai šiandien sakau, iki 8 darbus. Tai taip buvau. Tai iškabinau baik, rytuo dar apvalys. Išvalys ton, išgeld išpils, išvalys. Nežinau, ar šitam statysą girdyklą pajungs, ką apspės.
Nu, šiandien ateik. Tai jau per valandėk laiką. To aukšterį išvežiau. Mėšlą. Krapštytis, valytis, reik išdžiovint, šitom patalp iškreikti. Nes parės veršiuką mažiuką. Tai geriau išvalyti reikėtų viskom, iš tikrųjų, kai išdžiūtom, kad nebūtų srutų. Tai jau, tik į reikalą. Žodžiu, varau ilsėtis. Nu, šiandien antradienis datė visai neblogai, nes palei planą viskas kol kas. Vakar parvežiau tas teličelis čia. Tai dabar čia papenėsam toliau. Jūs eikti lauk jėsti į šeryklą, nes varanstau. Trečiadienis. Vakar išvežiau ten mėšlą iš stogienis. Tai ten reikia apipjauti perimetrą, aptverti peimenį ir vežti karvis iš čia. Į ton ganyklą, į ton stogienį verčiukam bus į kas įlysti, ten vandenį pajungti, gelti, padėti, milti, pilti, iškreikti, žodžiu. NN darbų. Tai dar vien veršiuką reikia iš kaim parsivežti. Šiandien belekiai ir veiklos. Matysim, kaip čia seksas. Darbuotis. Apsišer kabint priekabų tėvukų įdėsom į kauš detalinių vešmeistrų dar reik. Primatajam daryti sakė ir vartytuvų, kas sutvarkytom. O aš kitus darbus dirbs tų momentų. Čia reik pasišerti. Gerai, čia niek daug daryti nereik, pašersiu greitą. Ir galėsim ruoštis toliau. Mūsėt tų tarpų ruošamės išvežimų gyvulių. Ai ne, kabinsam šinapį. Tų tarp, kol tėvoks nuvež detalį, iškabins šinapį, apipjausam perimetrą. Ir šinapį patrauksam tų pačių iš karvis ganyklos. Nu gerai, pjaunant, transportuojas, super. Jau lauk, kad pradėsam šeinaut, bet vis pirm daug, kad reikia pasidaryti. Ne su šeinapijui, bet su darbas, su gyvuliukas daug. Pažys, kaip žulė atrodo. Jau laiks pjauti, ne? Dar reiks matuoti, tą nepjauti. Kur nieks neaug, dabar tyrugė ir žolė. Ir svedri šitą aug. Tai rugė, vikė, svedri, kažkoks da draugėlis vietinis. Visa aug, visim reik dabar medžiagų. Tai gerai, jau užsitingi žalį dangą, tas meltins nebepostanu. Nu, mėšlą įsivež, dabar reikda išpūst grau. Kada prigauti moment, bus gera, ta dirva atsigaus biškėlį, nes čia nu nieks neauga, čia buvo tragedijai. Nu, kapiten nieks neauga. Dabar jau bištaisos, mėšlą įsivež, bioversijos produktus panaudoju. Tai bištą žemę atsigauna. Da, aiškiai, jeigu nusikalkinti pavykto, manau, iš vis būtum. Okei, kan gerai atsikabėna, aš net negaliu patikėti, šitą atvariau, nuleidau, ant ko jis paukšt. Paukšt išilgėn, laisva. Aš nesuprantu, kitus ką reik nukabinčiai napėjus, buvo sunkia, bet čia gal dėl tos centrinis kojas taip ir normaliai pasidedum pagrindą, aš manau. Tortoj, kad ramėk šitą ir pasidėt šiandien. Tai gerai gaunas, nes tas su kampu, kurį
padedi ir užspausdavom, vis laik čia, ten spaud, čia iškel virš. Tai labai sunkiai ir nuleista šlaujant, ką reikia atkabinti. Vargas būn, vargas. O ta, vein unto atkabinėm, kiek man patinka, nereikia nervuotis pusdinos. Kokį vėją, o ką kurti vėją, vat lauki. Pūt stipriausia, ten iki 20 metrų per sekundę vėsak. Tai va, reik užtverti da, tvorą užtverti, reik dabar išviniuoti šniur. Tai ton tėvuk su mam apsuks ratan didžiui. Aš ją apsišerti ir čištą reik tvarkytis. Tai galvoju pasidaryti. Čia užsidės šeriklą. Ten bus tvorės. Čia spragą reiks pasidaryti. Čia įsivarys gyvulis paleisiu ir jį galės ėti. O čia šitą šiaudus reiks susidėti. Susištabeliauju čia šitą ir galės skreikti. Ton Stogensonas. Tai va, baigi išdžiūt čia jau viskas. Dar išsikreiks. Ten girdiklą pasistatyti kompą. Žodžiai reikalų, bet pradžio reikia eiti apsišerti gyvulę, dar nešerti vakarinį. Šiandien ketvirtadienis skubu aš. O kur skubu, tai plaut keturračių. Keistoka, tai daug darbų plaus keturračius. Šiandien atvar grafiks užklėjau, tai reik būtina nuplauti, nes darėm apkat kitų vadinam. Pridirbėm, tai yra nei morzin, iš daliais apdulkiai nelaba morzin. Tai nuplauti reik ir atvarys apklėjuoti. Pagaliau galės parodyti vėlę keturratį, ką atrodo dabar ansa. O, poduks pašiekti. Čia reik pajungti dabar girdiklą. Oi, čia darba mums lauk, tai taip atvarė žmogelis, tai klejom grafiks, bling grafiks, tai faina, tai pabendravom. Šiaip vien kalmuots užklejau, padalyvau, nesidomė pačiam. O dabar man ryčiaus keturratį apklejau, dabar man keturratį klejau. Tai dabar jau varau darbautis, nes čia užtrunk laik, iš tikrųjų reik poras valandyk vienam mocu. Jau patyrusiam žmogų, katras jau tu užsijam. O jeigu te pats, reik laik, aiškiai manom, ten viskom padaryti, bet labai daug detalių išeina ant grafiks tos ir iš daug detalių susidegtos grafiks, tai taip gaunas, kad turi atsiekti kokį dalėlį, nes ten bunks kampėlis, trikampėlis eina aplinkų, tu keturratį ratas iškodoms, tai Ans jau kadangi daug tų mods apklėjęs, tai žien, kur ten rundas, tos detalės, tai greta sąlygina 2 valandas. Tai, o jeigu nedirbus tuo darbu, tai ten, vis deintin vakštam. Tai palikau dabar savo mods, jau garažėlį klėjau ansai ir
Aš varau šertis reik. Man reik pasišerti. Šitą, o karvikė keik įrangas. Tai reik melžiam aparat pajungti, tėvuk saik pasijungs, tai papraška nupirkčiau rozečių. Reik sujungti. Tai šiandien penktadienis, paskutinį video dieną. Būtina paspauskit like, subscribe padarykit. Susok nugar vakar. Tyvėje putvė, savait pūt. Vakar. Tai vakar darbaus Bakužė. Matyt, sučiongint koprą. Tai kitus šikolin sutrauk, mun begulint. Rytą atsikėliau nugar skaud. Šiandien reik da gyvulis parsivežti daug reikalų iš tikrųjų. Vakar, susigaišentas laiks, aišku, su tom grafikom, plius da darbavaus. Šėriaus viskon, vežiaus pašars, tai sprogtas laiks, praeitą dieną. Vakar užkliau grafiks, baig pagaliau ir dabar jau reiks kitus darbus daryti su keturačiu, o man darbauti ūkį reik. Tai, kas buvo padaryta tam keturačiu, tai yra stavkis dabar ir uždėtas, praplatinimo ratų. Tai 5 comas paplatėjai keturatis, paskiau dėžė, paminkštiniams. Dabar reik dar kolegą sukalėjau į ten keturačiaus. Tai jau tikiu minčių turiu. Reikia susidėlioti lipdukus, kur turėtų būti aniai. Pasimatuoti, pasižiūrėti, kur sudėti. Suklejauti kolegas. Reikia bandyti susiklejauti remėjus dar. Va taip dabar CFs atrodo. Tai klejavau remėjus, žiūriu vienų rėmėjų nėra, tai atsiūs tą lipdukų. Susiklejavau rėmėjus, kas man vež šiuo momentu. Dar viena kompanija bus, užsimes. Insoils dar turbūt, nes vienas iš pagrindinių man rėmėjų dėl keturačiaus. Tai uždėsam į numatyti veitelį. Tai va, žodžiu. Tokie vaizdelė. Tai kas CF padaryti, rastavkis uždėjau, išmetėm biškon galiuką pasikeit. Va ir paminkštiniams grafikus. Dabar reik nuvaryti nam servis padaryti. Tai ūkis Žemaitija. Gražu, ko gali pasakyti. Labai gerai atrodo. Super, jau matysas motociklas iš toli, ryškus. Jau ryškus tikrai. Tai jau, ačiū visiems, kas prisidėjai prie to, kadansa čia būtom. Sam dabar gazavimu, nežinau, kad tas bus, dabar labai įtemptas laikotarpis, darbų daug. Tai tik tą aptarnavimą gal pavyks padaryti. Paskiau gal bus treniruoti, kokį pasidarysam, su ryčiu švarysam, pagazuoti. Nes reikia amortizatorius pasireguliuoti biškėlį. Ir šiaip kokį įrangą žiūrėti, ko užsidėti. Tai jo, žodžiu. Po biškėlį bus jau toks labiau prie sportą. Veslai gali su šeima važiuoti, užsidėti sėdynį maunį. Kur kukurūza. Va kokie jau
Tai jo kukurūzų inspektorius atėjo. Nu ir jau sudygė baik vis, da kai kur virts užgriovis koks, gal ir atsileikt, bet čia ir sudygė. Kur kokį gromsliuką, tai nei kiti biškėlį būn, vėliau išlend, arba nebišlend iš vis. Čia pavyzdžiui užsieta ir strongman, nu į strongman tikrai strong matau sėklą. Labai gražiai sudygus šitą to vieto, nežinau, nu superinė rezultata čia sudygus, tai kažkap drakalo atsileikt, palei to atrodo sudygim, bet čia gal tiesiog taip. Turbo jet, va šitą irgi, biški taip sudygus, šiaip strongmans labai gražiai mačiau sudygis. Žipt. Žodžiu, sudygo kukurūzą, daug maž vis. Da vienskis gal šoj grumsliok sunkiau išlend, bet išlys. Musėt, kiek išlys, tai išlys, bet kažkokių labai techninė baisių dalykų. Nematau, vis gražiai atrodo pasiet tarpuką išlaikyti. Preciziškai. O, čik. Visur. Kur jau įsėt ten tarpuką ir dailė. Nu, vederštateris pasėjai. Matysam da paskiau, kaip vis išdygs vis sėklas. Pastatyti kom, prijungt šlangą. O, Riki. O dabar ekologam, va toksai tyriams jau ekologinis. Karvės yra blogis, CO2 metaną dujas išmet ir terš gamtanos belekiai į vlogą. Niu. O vėjo jėgains, kur iš stiklo pluoštų pagamins ir teik žalingų atliekų, lubrikantų ir visokį Paskiau liksanos, nes da nieks neperdirbinė šią dainą, ant užkasinė pužėm. Tai yra labai gerai. Tai jeigu jūs galvojat, kad jūs elektromobilis į vėjo jėgainę suirus pavirsi tuo šitą jaudą auksą, tai jūs tada galit šnekėti, kad karvis yra blogai. Čia žemė ir čia šūtsį. O stikla plošts ir plastiks iš elektromobiliaus tu nepadirb. Tai va, tu įskiras gyvulinis atlieks ir gyvulinį tarš, nu plasmasinį atliekų į plasmasinis taršos. Taip štai čia atrodo, kampelį atsikasiau, tai mišlas pavirti žemės. Tai dabar paims čia, pastatys to unitazą ir iš anų galės gerti. Ta girdiklėlį karvėm viršeliam ir gera, buliam man ir bišk per silpną, nu ir laužyt labai bulė. Tai buliam reikia didžioj burbulėnį pirkti su dviejas burbulas, kurį tuos tai nepajamaniai nesulauž, neįveik. Nu į tuos nesulauž, bet tai minkesnė. Kartas būn ant tos burbulėns atsisto karvį. Nu, tos nežinau astau, bet ant dviejų burbulo tai būna atvarau telyčių atsistojus kojais parėmus. Nu, ant sverio ten 600, tai laisva. Tai šiaip normaliai laik nelūžinė. O tai šitą, kas man nepatek, tik ta katė varžtą neintegruoti. Čia nesamūnį biškirką neiškeli, nes tas obuliuks nulaužaniai. Gyvulė neįmėgs laužyti viskon. Tai kuo mažiau reikėtų atsikešus detalį.
Paukšt, čia į viskas bus. Pajungiau vandenį, man mėgstamiausias darbas, tai šiuolaikiniam technologijom, no problem. Tai jau smagiai šiaip, kad jie pateins susuk į tink, viskas tu naudoja švumsdėlis jau kelmetą jau patenkinsis labai suveržam tie ongelė, super laik prie girdiklų. Šitą pavyzdys irgi, įsukti girdiklą. Paspaudėm, stovi, viskas labai gerai, būn ir kari paraben. Tikrai gan tvirta laik, tai vumsdėlė. Išbandyts reikals. Į to peršalim, tai baisė, nebėja nei būn. Išplėt kartas, pakeiti vėl, važiuojam toliau. Girdiklėlį pajung, tai jau veiks dabar. Žodžiu, bėg šitą vandau ir atbėgsi. Prisipilns. Tai tas pliusą, kad viršelė atsigersnis aukšt ger žems, o minusą to, kad reikės dažna valyti mėšlą. Bet čia kol kas toks sprendimas, paskiau jeigu kas gyvuliam žeimą pakelti virš reikės, nes matos mėšlą būnu, sulig virš. Užsilaik mėšlas čia. Nu ir jeigu kas pakelsės, ir dar reikėtų apšilti nuomis, nes užšalta aiškunsa. Nu, supakaut. Nu, taip pagaliau važiuojam vežtų veršėlių. Tai dabar į pirmą sektorių pradžio susivarys veršius visus. Užsidarys duris, viršelę paliks uždaryti priekabo ir įsimes kelis karius, greičiausiai aišklės netelps. Įsimes koks 3-4 karius įvežiausam į stogėnį išleis samanus ir parvešam liekus karius po to. Tai žodžiu, taip suvežinėsam ir ten bus stoginėje vundau, milta, pašara ir tvoras metalėjinis sudėtas ir po to pajungsam pėjmenį ir paleisam į pėjų. Ir dar reikalų iš tikrųjų, laiks ant greta 3 valandų, bet jau pabiškį atsiskiriam, susegėm dauskars, kur trūka ir vien, Petros jau išvažiaus į ganyklas, kad būt visaus kariukas tvarkinga, nes buvo iškrentas auskars, čia buvo iškrėtis prieš kelis dienas įsegėm, tai dabar viskas atrodo apie tvarko, tai kelam tas gyvulis iki atveit. Nu, važiausia. Karvelių rūjus. Plauk. Nu, važiuojit atgal. Eik. Nu, nei tu tvart pataikėt. Vienas šaruliai margoti, šuoksau į priekabą. Pačias. Nu, aš ant galvojau vežti pakuiž paskutinę kelionę. Papenyti biškį ir parduoti telyčiom. Taip, kapigailą baudą, galvojau gal sukerksu. Sujaučiu, bet katė nuo savo norų užlėp vos ne per galvą. Tai galvoju, gerą, matyt, toks likiams tik atvežiau. Tai papenėsam marguoti ir tu ant šarolevin, kur išsimet. Nes ant paleimun ir aš, man atrodo, kad ne pirmsyk išsimet ir buvo užsirašęs, kad be ragų jautis karvi. Tai ir anos charakteris labai blogs. Ant bad vis karvis dauž. Šiandien irgi varim metu. Dauž vis karvis.
į dabar ungalvos lėp, sakau, na į gerą, lipk į furgon, važiuojam. Pardavus 33 rolę, tu margojit, turėtum užteikti pinigų, išlaikyti bicę. Tai bicę parvešam ant kergėjom. Nu dabar varau, da, mutininių išsikraun. 5 turėtų būti da karvius mutinėns ir katros įvedus jau viršiuką nuvežti. Tai lauk terasą ir su tetom. Tai su ciucijam viršelė lauk terasą jau kimarien 3 ciuci ir 8 veršė. Tai va, jau paskutinis autobus šiandien, tai vieną karį varys į Meilės uostą, o kitą varys pasveršiok, tai da du gyvuliuks turi parvežti. Ne, ten suvaryt mes pradžioj įvarėm viską, apie gerą buvom pasikrovę. Iššok, lauk, peršok, ten mums tuoj pabėg mum vien motin, tai dabar Bernavį gaunas važiuojam. Dėl vienos asmenišką ves autobus varomės. Ir įsikelsam manon, nuvešam pas veršį, o kiet nuvešam pas jauti. Pizza. Aik. Prapuolį karį, galvojau, kad jie karvi didesnis už teleičius, bet nėra. Tik tą optinę apgaulį bal. O, kaip kukurūza matos jau. Wow, matot, kaip galulauks ir užsiets. Jokių persidingimų nėra. Tai žodžiu, darbą jūt šiandien pabaig. Nu, varys da mėšlą gal pakabins biškį. Valandėj klaik dabar iššešis. Aš irgi bėgu. O. Nu, nusileid limuzins. A eis tu pastovėti? Tai jau labai smagiai, kad karius praktiškai kapilavo iki dabar jau. Nu tai čia pabūs biškį, pasipratins prie savo naujos hatas. Ten į vandu viskas melta galėsam įpilti. Ir po to čia užtversam pėjimin papratinti veršiukam. Ir paskiau paleisam jau ganyklą čia visur ir 2,5 hektarų pėjau, tai galės plūdungiau ten į čia smagiai. Tai žodžiu atsivežėm karius, atsivežėm veršelius, tiksliau. Pradžio veršelis, paskiau karius atvežėm ir labai gerą susigadė į tą priekabą. Nu, žiaurė patogiai, viskas buvo. 4 kontrodreis turėjau išves su gyvuliukas po ūkį, tai visai smagiai. Visai smagiai buvo, tai smagiai, kad pavyk pasidaryti, tonkon suplanavau šį savaitę. Ir smagu matyti veršelius dabar. Gerai mūri, gerą nuotaiką. Karvėm padausam pašarą. Tai jau, tiek žinių. Ačiū, kad buvot, ačiū, kad žiūrėjot, būtina parašykit kokį komentariuk, paspauskit laiką ir susitiksam jau kiet šeštadienį kitam video, o aš varau da biškį darbautis, gal pakabins mėšlą da, grįž padarys video ir susimatysam jau kiet savaitę. Tai ačiū, kad buvot ir iki.